Aš čia noriu dabar išvažiuoti, man galit biškį pareguliuoti, kad aš neatsitrenkčiau nieko. Manau, kad jau tikės atsidėjau. Ne, viskas gerai, viskas gerai. Aš moku, žinau, tik mašiną toje rakinti. Man atrodo, kad jums pigiau bus išsiviešti. Ne, aš va čia už kampo tik tai. Tu jam sakai, jeigu tu gersi alaus ir vairuosi, taip, tada aš tau neparduosiu alaus. Tada jisai sako, tada aš nevairuosiu. Kiek kainuoja neblaivių vairuotojų padaroma žala vienam gyventojui? Ne, tikrai nežinau. Kokį 1000 eurų. Labas vakaras, čia Pinigų karta ir šį vakarą mes vykdome misiją. Na, šiaip mes dažniausiai mėginam vykdyti misiją, bet ne visada pavyksta. Kartais nuslystam paviršium, kartais nueinam į tokį popsą, kartais vaikomės reitingų, na, visko būna, prisipažįstam. Bet šiandien mes, tai yra mes ir jūs kartu, vykdom misiją. Regis apie tai kalbam, viešai ir daug. Žmogau, nevairuok girtas. Regis policija nuolatos vykdo reidus ir negailestingai viešina visus sugautus girtus vairuotojus. Ir žinomus žmonės. Ir sako, nevairuok girtas. Ir vis tiek, šimtai, tūkstančiai žmonių vakare nusprendžia, kad būtų fantastiška idėja sėsti už vairo į kaušus. Ir sužaisti rusiškos ruletės partijėlę su savo ir su kitų žmonių likimais. Ir šito aš niekaip negaliu suprasti. Niekaip. Kaip jauni profesionalai, kurių karjera kyla, kuriems visas gyvenimas prieš akis ir pasaulis po kojam, nusprendžia štai tokį priimt sprendimą. Kai tu nieko negali laimėti, o gali pralaimėti viską ir tapti visam gyvenimui šiukšlę. Kodėl jie tai daro, aš niekaip negaliu suprasti. Pamėginkim išsiaiškinti, pamėginkim suprasti kartu su jungtinė mano Pinigų kartos žurnalistų komanda, kuri ir gvildena šią temą. Tokiose ir daugelį kitų vietų, kur alkoholis liejasi laisvai, turiu omeny barus ir namus, prasideda neblaivių vairuotojų problemos. Su pirmu alaus bokalu jie pradeda žaisti ir pirmąją rusiškos ruletės partiją. Oi. Tik ta partija labai dažnai baigėsi nesėkmingai, nes vairuotojai pralošė ne tik savo, bet ir kitų gyvenimus. Ir jūsų pinigus. Kodėl jūsų? Nes jūs labai dažnai būnat abejingi. Tačiau kartais tokiam abejingumui kelią užkerta policijos pareigūnai. Ir tuomet drąsiems ir girtiems prie vairo belieka atgailauti ir verkti. Šios neblaivios vairuotojos kelionė iš Kauno į Vilnių baigėsi sostinės dar neprivažiavus. Pareigūnų mostas sustabdė potencialią mirties sėjikę. Sėskit, ponė, atsisėskit, nes filmą kūrėt. Oi. Nu, aš nespėjau, man patogiau važiuoti. Bet žinot, kad negalima neblaiviai vairuoti. Tai kodėl taip darėte? O galit papasakoti, nežinau, kur gerėt, ką gerėt, kodėl po to prie vairo sėdot? Kodėl jūs nekalbat? Nežinau, ką pasakyti. Tai gal žinot, kodėl gerėt ir prie vairo sėdot? Ar žinot, kad pavojų sukeliat? Žinau. O gailitės dėl to, ar ne? Labai. Neadekvačiai į aplinką reaguojančiai ir sunkiai prašnekančiai vairuotojai nustatytas vidutinis girtumas. Kiek jūs išgerėt? 1 taurę vyno. Bet jūs pripūtėt 1,37, tai čia... O kas tai reiškia? Kad daugiau negu 1 taurė vyno. Bet jums neatrodo, kad jūs neblaivi? Atrodo. Kaip sakot? Atrodo. Žinojot, bet vis tiek sėdot prie vairo. Tai kodėl taip padarėt? Ar moteris nemeluoja, spręskite patys. Tačiau pasiteisinimai čia jau nebepadės. Žinau. Man sunku.
Neblaivių vairuotojų drąsa patekusi į rankas pareigūnams išgaruoja kur kas greičiau nei alkoholis iš jų kraujo. Šis pilietis nepabūgo sėsti girtas už vairo, tačiau papasakoti, kodėl vairuoja neblaivus, neišdrįso. Pareigūnų vakariniai ir rytiniai reidai jau tampa įprasti kiekvieną savaitę, o sustabdomų neblaivių vairuotojų skaičius šokiruoja. Savijauta vairuotojo? Per pastaruosius 6 metus Lietuvoje buvo išaiškinti daugiau nei 78 tūkstančiai neblaivaus vairavimo atvejų. Tai yra 78 tūkstančiai potencialių žudikų. Na, oficialiai šis skaičius mažesnis, mat kai kurie vairuotojai neblaivus prie vairo įkliūna ne po 1, ne po 2, o kartais ir ne po 3 kartus. Ir visgi, įsivaizduokime, kad šie 78 tūkstančiai yra vienos gaujos nariai. Pavadinkime ją geriu ir vairuoju. Tokia gauja turi 8 tūkstančiais daugiau narių nei viena pavojingiausių pasaulio grupuočių Mara Salvatrucha. Ji turi 48 tūkstančiais narių daugiau nei oficialiai Islamo valstybė turi kovotojų Irake ir Sirijoje. Girti vairuotojai nuo 2010 metų šalies keliuose pražudė 196 žmonės, o tai daugiau nusineštų gyvybių nei per Paryžiaus teroro išpolius, šaudymus Charlie Hebdo redakcijoje, 2005 metų išpolius Londone ar Anderso Breiviko teroro aktą. O kur dar 2455 žmonės, kurie buvo sužeisti dėl neblaivių vairuotojų kaltės. Žiauru, taip. Ar tai rūpi patiems neblaiviems vairuotojams? Panašu, kad ne. Kad sugriautume visus mitus apie alkoholio vartojimą, pinigų karta vykdo eksperimentą. Nerekomenduojame to kartoti namuose, nes alkoholio vartojimas kenkia jums ir aplinkiniams. Tad mes tai padarysime už jūs, kad pamatytumėte, kaip net ir nedideli kiekiai alkoholio gali jūs paveikti. Taigi, 3 žmonės, 3 populiarūs gėrimai – alus, vynas ir viskis. Pasiskolinome profesionalų pareigūnų naudojamą alkotesterį ir tikriname, kokius skaičius jis rodys po svaigiųjų lašų. Svarbiausias eksperimento tikslas ne vakaro, o ryto skaičiai. Po pirmosios taurės vyno praėjus pusvalandžiui rezultatas nenustebina – 35 promilės. Alaus 20, o viskio beveik tiek pat. Alkoholis, vairavimas, skilimas alkoholio kepenyse yra absoliučiai pamatuojami per tam tikrą laiką dalykai. Tai yra, jeigu žmogus išgeria 1 bokalą alaus, maždaug normalaus svorio organizme turėtų per valandą, pusantros tas alkoholis kepenų dėka turėtų būti pašalintas iš organizmo su šlapimu. Jeigu tai yra normalaus svorio, maždaug sveikas žmogus. Tačiau neapsigaukite, kai kuriuos gėrimus, ypač jei juos gerdami užkandžiaujate, organizmas gali įsisavinti lėtai ir promilės po kurio laiko šoktelti aukštyn. Įrodymas – antrojo gėrimo rezultatai. Viskis 82, alus 45, bet štai vyną gėręs eksperimento dalyvis pripučia beveik 2 promilės. Specialistai aiškino, jog taip nutikti galėjo dėl to, kad geriant pirmąją taurę užkandžiavome, todėl jau 2 taurių alkoholis į kraują pateko vienu metu. Išvada – net ir išgėrus 2 taures vyno, kas kai kuriems vairuotojams atrodo nieko tokio, pareigūno alkotesterėje gali atsispindėti itin dideliais skaičiais. Tiesa, po kurio laiko šis rezultatas stipriai sumažėja. Po 3 valandų ir dar 2 gėrimų rezultatai tampa labai panašūs. Alų vartojusiam eksperimento dalyviui nustatomos 1 promilės, viskį ir vyną maždaug 1,5 promilės girtumas. Primename, kad vairuoti leidžiama, kai patyrusių vairuotojų alkoholio koncentracija neviršyje 0,4 promilės, o neturinčių 2 metų stažo 0,2. Jeigu yra daugiau negu 0,4, 0,6, tai taip, sulėtėja koncentracija. Atsiranda tam tikri tokie pakitimai smegenyse, dėl ko lėtėja reakcija. Žmogus gali neadekvačiai ir nestaiga sureaguoti į kažkokį tai veiksmą kelyje. Jeigu didėja koncentracija, dar daugiau alkoholio kiekio, apskritai pasidaro nebeatsakingas tas žmogus, trinka jo sąmonę, gali jis užmigti prie vairo. Trumpam palikime eksperimento dalyvius ir grįžkime ten, kur neblaivių vairuotojų kelias baigėsi – į reidą. Policija tikrina visus, todėl nesvarbu, kas esi ir koks tavo statusas visuomenėje. Aišku, jei vairuosi blaivus, tau palinkės gero kelio. Tikrai labai yra sudėtinga, čia nuo žmogaus pačio priklauso, nuo jo sąmoningumo. Jeigu jau socialus kitą kartą žmogus neturi jokios atsakomybės, išgėrė, sėdo už mašinos ir matom kokios nelaimės. Čia daugiau gal švietimo klausimas, be abejonės turi būti griežtos baudos. Tačiau jei būsi sulaikytas, užgros liūdna muzika ir atsakyti teks.
Tuo įsitikino ir žinomas muzikantas Deividas Zvonkus. Prieš 4 metus jis pripūtė daugiau nei 0,5 promilės ir neteko teisės vairuoti. Neįvertinau savo išblaivėjimo laipsnio ir įpūčiau šiek tiek daugiau. Tai nebuvo labai jau toks kriminalinis, ten buvo 0,57, man atrodo, bet tai jau patenka virš ribos ir teko atsisveikinti su teisėm metamų. Atlikėjas sako, kad iš savo klaidų pasimokė ir dabar neblaivaus prie vairo jo jau nepamatysite. Praėjus po teismo gal dar kokiam mėnesiui iš vis atsisakiau svaigalų ir iki šiol jų nevartoju jau 3,5 metų, o jeigu kažkada pradėsiu vartoti, reiks kažkaip, matot, yra toks labai plonas čia reikalas, kad tiem, kas sėda neblaivus prie vairo, kai jie išsiblaivo, jie supranta, kad netinkamai pasielgia, bet girtam galvoje truputį kitaip susisuka. Grįžkime prie eksperimento dalyvių. Jie po truputį jau baigia vakarėlį ir pasitikrina alkotesterių prieš eidami miegoti. Rezultatai – alus beveik 2 promilės, viskis daugiau kaip 2 promilės, vynas maždaug 1,5. Tai vidutinis girtumas, kurį galima pasiekti po 4-5 gėrimų. Visi eksperimento dalyviai tikrai negali pasigirti mąstantys blaiviomis galvomis, tačiau bent jau eina miegoti, o yra tokių, kuriems prisigėrus vakaras tik prasideda. Ir mes sakom, pradėkime nuo savęs. Nevairuok girtą žmogau. Pasižiūrėk aplink ir neleisk už vairo sėsti į kaušusiam. Jeigu esi atsakingas verslas ir turi savo barą, restoraną, pasirūpink, kad iš tavo įstaigos neišeitų žmogus ir nesėstų prie savo automobilio vairo. Kiek tokio atsakingumo mes turime savyje ir kaip mums jį užsiauginti? Sunku patiems pradėti nuo savęs, todėl dažnai pirštus ir žvilgsnius kreipiame į tuos, kurie neva mumis turėtų pasirūpinti. Bent jau sostinės barai ir restoranai teigia atsakomybę stengiantis prisimti, nes situacijos, kai neblaivūs asmenys išsvirduliuoja iš barų automobilio link, labai jau dažnos. O tada prasideda ir žaidimas su kitų likimais. Savininkai sako, kad klientų baruose su automobilių rakteliais kišenėse dalis nestebinanti. Aš manau 3/4. Tikrai daug, 1/4, gal sunku pasakyti, nes tu nematai to. Būna, kad atvažiuoja, pastato automobilį ir tada su taksi važiuoja. Būna, kad sėda. Ir čia šiaip dažniausiai arba jaunimas labai smarkiai taip daro, arba senimas. Bent jau dabar už pakarpos pagauti tą, kuris kelyje darys nusikaltimą, beveik neįmanoma. Tu negali klausinėti, ar tu vairuosi ar ne. Čia maždaug, kai mes taip galvojam. Atėjus, tu matai, žmogus atvažiuoja su mašina, užsirakina, ateina į barą per langą, matai ir prašo alaus. Tu jam sakai, jeigu tu gersi alaus ir vairuosi, taip, tada aš tau neparduosiu alaus. Tada jisai sako, tada aš nevairuosiu. Tada tu jam parduosi alaus. Ir čia neina to, tu negali klausinėti tokių dalykų. Čia tiesiog tu turi stebėti ir matyti. Ir mes nebijom to padaryti, kad ir policiją iškviesti, nes, turi klientas jausis atsakingas. Jeigu išgėri ir jeigu pats baras, jeigu pamatys, kad tu sėsi vairuoti, tau kvies policija arba tave tramdys, kad tu nevažiuotum, jis tą turi suvokti. Jeigu jis nesuvokė, pats kaltas. Tačiau vienas prevencinis būdas yra – kalbėti su darbuotojais ir nuolatos prižiūrėti geriančius. Asociacijos prezidentas sako, kad sostinės senamiesčio barų savininkai stengiasi neleisti pradėti rusiškos ruletės partiją. Taip, tas yra labai sunku, taip šnekam. Tai visų pirma, girtų žmonių neaptarnaujama, jiems prašoma išeiti jau. O jeigu mes žinom, kad gali vairuoti, tai yra ne vienas pavyzdys, kad jau buvo ir policija kviesta, kad išėjo. Yra ne vienas pavyzdys, daug kas gali papasakoti. Paimti rakčiukai, tiesiog būna tokių situacijų. O tai kai paima rakčiukus, nepyksta? Nepyksta, toj pradžioj gal pyksta. Kitą dieną ateina, sako ačiū. Ir panašiai. Mes paliekame barus, kur veiksmas vis intensyvėja ir leidžiamės į naktinės gatves. Klausėme, kiek kainuoja neblaivių vairuotojų padaroma žala vienam gyventojui. Ne, tikrai nežinau. Kokį 1000 eurų? Vienam žmogui. Per metus? Taip. Visiems mokesčių mokėtojams? Taip, mokesčių mokėtojai. Lietuvoje tai turėtų būti didelė suma, kadangi turime daug neblaivių vairuotojų. Pavyzdžiui. Aš manau, iki 2000 eurų bendrai. Aš studentas, man tai nekainuoja. Man asmeniškai? Vienam žmogui. Sunku pasakyti, neįsivaizduoju. Net neįsivaizduoju, bet turbūt nemažai, jeigu ten skaičiuot apgadintus kelio ženklus ten ir panašiai, vis tiek iš mūsų
pinigų, tai darom. Nesvarbu, ar jūs studentas ar dirbantis tik pusę etato, jums tai kainuoja. Ir tikrai nemažai. Vienas Lietuvos mokesčių mokėtojas savo kišenę patuština 40 eurų, siekiant padengti neblaivių vairuotojų sukeltą žalą. Kaip į tokį skaičių reaguoja naktinėtojai? Per metus vienam mokesčių mokėtojui. Jeigu paskaičiaus, kiek Lietuvoje gyvena, kiek imigravo, nėra labai dar daug. Aišku, kad daug, kai tokia didelė masė žmonių. Tai yra daug. Manau, kiekvienas euras yra daug, tai tuos pinigus, manau, būtų galima paskirstyti kitiem tikslam. Ką nupirksi? Parduotuvėje nieko, teisingai. Aišku, čia tik tai kita pozicija yra dėl neblaivių vairuotojų, tai yra negerai, aišku. Labai blogai, bet dėl pinigų tai nemanau, kad čia labai dideli pinigai. Na, praeitoje pinigų kartos laidoje mes jau išsiaiškinome, kad už tokią sumą galima išgyventi savaitę. Skaičiai tampa dar įspūdingesni, jeigu viską sudėtume į krūvą. Tad stovinčių žiūrovų prašom atsisėsti, nes šios sumos gali išversti iš koto. Ar pasiruošę? Girtų vairuotojų sukeltos avarijos, kuriuose žūva arba sužeidžiami žmonės, valstybei per metus kainuoja per 50 milijonų eurų. Ką su šia suma galima būtų padaryti? Na, pavyzdžiui, kiekvienam pensininkui išmoką padidinti 50 eurų arba kiekvienam moksleiviui krepšelį įdėti po 140 eurų. Pažiūrėkime, ką siūlo praeiviai. Švietimui. Dar patobulint mūsų švietimą, kelius sutaisyti. Tikrai nėra mūsų keliai patys geriausi. Labai daug dalykų, kuriuos būtų galima pagerinti, jeigu turėtume mažiau tų neblaivių vairuotojų. Galėtų tos pačius kelius tvarkyti, kur tai yra sudėtinga būklė, socialinės problemas kitas spręsti. Arba vėlgi tos pačius pinigus, nežinau, panaudot. Spręstam pačiom alkoholizmo problemą. Švietimai galėtų skirti, pavyzdžiui. Daug naudingų dalykų. Viena yra girdėti sumą ir ją stebėtis, tačiau visai kas kita būti atsakingiams nuo pat pradžių. Štai čia ir grįžtame atgal į pačią pradžią, kai neblaivus vairuotojas išeina iš baro. Dar vienas eksperimentas. Kiek esame pilietiški ir pastabus? Čiumpame aktorių, kuris įsijaučia į neblaivaus vairuotojo vaidmenį. Ar žmonės atkreips dėmesį į svirduliuojantį prie automobilio jaunuolį? Ar bandys jį sustabdyti, jei tyliai eitų savo transporto priemonės link, niekas jo taip ir nepastebėtų. Žmonės skuba savo keliu. Iš dangaus drimbantys krituliai verčia juos spartinti žingsnį. Tad kur čia pastebėsi tokį svirdulį prie automobilio? Tad bandome atkreipti jų dėmesį. Atsiprašau. Sakykit, aš čia noriu dabar išvažiuoti, man galit biškį pareguliuoti, kad aš neatsitrenkčiau nieko. Manau, kad jau tikėk atsidėjau. Ne, viskas gerai, aš moku, žinau, tik mašiną toje rakinti. Man atrodo, kad jums pigiau bus įsidėti. Ne, aš va čia už kampo, tik tai pom ir viskas gerai. Tai ne... Kodėl, man? Va, atrakiau. Pasakykit man, kad normaliai išvažiuoti štai, nu. Ne, geriau nevairuokit. Viskas gerai bus. Aš sudaužysiu mašiną ir paskambinsiu policijai, pasakysiu, kad jūs sudaužėt. Pavyko, dėmesį atkreipėme. Tačiau porelė šiek tiek paaiškinusi, jog vairuoti jam nereiktų, galų gale praranda kantrybę ir nueina savo keliu. Taip, bet mes nepasitėm provokaciją ir jam nepadėjome. Nepadėjote. Šiaip tai buvo tokia mintis, dabar taip eidama visą atsigręžiau atgal. Tačiau kol kalbame su šia pora, prie mūsų aktoriaus jau sustojo moteris, kuriai nepavykus įtikinti vairuotoją išlipti iš automobilio, jau renka pagalbos numerį. Ir net jei pasakius, kad vairuotojas tik vaidina neblaivų ir tai tėra eksperimentas, mumis patikinė iš karto. Jau pakankamai dėmesio sulaukėme šioje gatvėje, todėl judame į kitą vietą. Čia situacija tokia pati. Kol vairuotojas nepradeda kabinėtis prie žmonių, tol dėmesio nesulaukia. Ne, galima. Važiuokim, galite atsisėsti pas mane. Galit parvesti namo, ja? O kur gyvenate? Ne, aš pats parvažiuosiu. O kur jūs gyvenate? Fabijoniškė. Tai labai toli, nevažiuoju. Važiuojam, aš parvešiu, gerai? Važiuojam.
Tačiau jau kai sulaukia, tai labai rimto. Šis vaikinas iškart čiumpa telefoną ir skambina policijai. Atsiprašau, galite padėti važiuoti man? O. Vairuosiu drąsiai. Kokia policija? Tik tai man reikia į remuškę neįšaut ir viskas. Neįtraukti remuškę reikia. Labas vakaras, ką darote? Kviečiam, nes vienas labai girtas važiuoja su automobiliu. O kol aiškiname savo eksperimento tikslus, prie aktoriaus jau prišoko 2 merginos, kurios imasi moteriškų gudrybių, kaip įkalbinti aktorių nevairuoti. Sako, įkalbinsiančios jį gražiuoju. Geriau mes tau taksi gal iškviečiam, gerai? Palikti tau automobilį. O gal jūs važiuokit su manim? Ne, tu duok savo numerį, aš tau ryte parašysiu žinutę, kur tavo automobilis stovi, kad tu nepamirštum. Tu man parašysi? Taip. Parašysi man žinutę? Taip. Gerai, tada nevažiuoju. Tada nevažiuoju. Ir net išgirdusios, kad iš tiesų yra blaivus ir tai tik eksperimentas, neatlyžta. Vis tiek liepia išlipti iš automobilio ir jį užrakinti. Dėl viso pikto. Štai kiek įvyko per naktį, o eksperimento dalyviai pabudę ryte žvelgia į alkotesterio rodmenis. Kokie vakarėlio padariniai? Iš ryto atsikėlus visų dalyvių savijauta vidutiniška, nesijaučia itin apgirte. Tačiau skaičiai sako visai ką kitą. Praėjus 7 valandoms po vakarėlio vėl pučiame. Rezultatas – daugiau nei promilę gėrusiam alų ir daugiau nei pusę promilės viskį ir vyną. Ar galite sėsti prie vairo? Tikrai ne, nes tikimybė net ir vakare būti dar šiek tiek apsvaigusiam labai didelė. Ar jūs miegosit, ar jūs šoksit, ar jūs valgysit, ar jūs dainuosit, nesvarbu, ką jūs veiksit, yra tam tikras laiko tarpas, per kurį turėtų būti alkoholis suskaidytas. Tai jeigu jūs maždaug jūsų organizme yra, tarkim, išgerėte kaip 8 alaus bokalus, ne, tai yra 4 litrai alaus. Tai skaičiuojam, jeigu 3 valandą nustojate vartoti alkoholį, tai 8 valandą ryte dar panašu, kad apie promilę tikrai organizme bus vyro organizme. Tarsi stebuklų nebūna, apskritai. Kepenys yra toksai organas, kuris skonio, kvapo, laiko, jis nejaučia. Tarsi tai yra savo darbą dirbantis organas. Jeigu jūs išgerėte didelį kiekį alkoholio, tai kepenys per tam tikrą laiką turi tą alkoholio kiekį kaip nuodą pašalinti iš organizmo. Tai jeigu žmogus geria alkoholį visą naktį, tai, tarsi, nelaukim stebuklo, kad jisai bus blaivas po 3 ar 4 ar 5 valandų ryte. Gėrimas ir vairavimas nesuderinami. Net ir porą taurių vyno ar alaus kitiems gali atnešti skausmą visam gyvenimui. Pinigų karta ragina, nevairuok girtas. Tiek šį vakarą pinigų kartoje. Mūsų eksperimentų rezultatus matėte patys. Mūsų laukia ilgas kelias, bet jį nueisime, jei pradėsime eiti. Pradėsime visų pirma nuo savęs ir nuo mūsų supančių žmonių. Ramios savaitės, gerų laidų per LRT televiziją ir sėkmės.